Taigi, ką iš šitos knygos galėtų sužinot eilinis Lietuvos skaitytojas? Daug nevargdamas gali susipažinti su visa Indijos dvasinio gyvenimo enciklopedija. Įsivaizduokit, jaunuolis, kuris praktiškai neis apsiskaitęs, 19-metis atvyksta į Indiją po didelių vargų ir nuotykių, ne kartą vos ne gyvybę jam kainavusių, jis atvyksta į Indiją, jis bastosi po ją visą, pramina takus nuo Himalajų iki Biharo, Patnos, aplanko Bodhgają, kur gimė Buda, aplanko Varanasi, Indijos mokytumo centrą, susipažįsta su įvairiom tradicijom religiniam, įvairiais praktikos būdais, su kuo tik jis nesusitinka. Žinomom asmenybėm mokytojais, su motina Terese susitinka, su Dalai Lama susitinka, aplanko jo buveinę. Praktiškai stengiasi susipažinti su visa marga Indijos dvasinio gyvenimo palete. Ir išdėsto tą savo patirtį ne kaip turistas, kuris tiesiog ieško įspūdžių, o kaip praktikuotojas, kuriam svarbi metodika, kuriam svarbus tikslai, pažinimas, filosofija, išgyvenimai. Turbūt didžiausia jos vertė atrodytų būtų ta, kad mes vakaruose dabar jau atpratom nuo tos filosofijos, kokia ji buvo kadaise, kokia ji gimė, kokia ji buvo savo lopšy, sakykime, Diogeno laikais, taip, kai jisai gyveno statinėje ir visus savo materialius poreikius buvo praktiškai apribojęs iki minimumo. Tie senieji vakarų filosofai gyveno panašiai taip pat, kaip iki šių laikų gyvena Indijos tie vadinamieji filosofai, jogai. Bet vakaruose mes tą perspektyvą esam praradę. Dabartinė filosofija tapo tokia kabinetinė, abstraktoka disciplina ir jos sekėjai jau toli gražu ne kiekvienas aiškinasi, kokia gyvenimo prasmė, koks gyvenimo tikslas, kas mes esame apskritai, kodėl mes čia esame šiame pasaulyje, ką mes čia turime nuveikti. Tie klausimai, į kuriuos gilinasi filosofija, darosi kiek abstraktoki. Ir jau kažin ar galim tikėtis, kad filosofas vakarietis, pavyzdžiui, gyvens statinėje. Na, aišku, yra objektyvios priežastys, kurios jam neleis taip elgtis. Lietuvoje, pavyzdžiui, klimatas daug atšiauresnis negu kad ir toj pačioj Graikijoje ar tuo labiau Indijoje. Bet apskritai šitie idealai, senieji idealai paprasto gyvenimo, švaraus gyvenimo, mes nuo jų esame nutolę. Indijoje, pavyzdžiui, jeigu tu nori studijuoti filosofiją, tai niekas su tavim rimtai nešnekės, jeigu tu nesugebėsi atsikratyti tokių įpročių, kurie iškreipia tavo sąmonę, neleidžia išvalyti iš jos drumzlių. Pavyzdžiui, jeigu tu būsi mėgėjas išgert, rūkyt ar leist savo kažkokius nereikalingus malonumus. Taip sakant, jeigu tu nesugebėsi gyventi asketiškai, tai Indijoje iš tavęs filosofas niekaip nebus. O vakaruose praktiškai tai jau pasidarė tokia akademinė disciplina, kuriai aukšti moraliniai reikalavimai praktiškai nebekeliami. Tai šitoj knygoj labai gyvai pamatai, kaip turėtų gyventi žmogus, kuris mėgina studijuoti filosofiją į Gražiną. Kažkaip bent jau man tai buvo labai gyvas sugrįžimas, priminimas apie tuos pradinius idealus, nuo kurių gimė filosofija, nuo kurių jinai prasidėjo, kai ji dar buvo suprantama kaip išminties meilė, o ne vien kaip akademinė disciplina. Iš visos šitos knygos ta išminties meilė tiesiog trykšte trykšta ir iš paties autoriaus, ir iš tų, su kuriais jis susitinka ir iš kurių mėgina mokytis. Matai, kad tai iš tikrųjų yra gyvas gyvenimo mokslas ir matai, kokias savybės turėtų žmogus išsiugdyti,
kad tas mokslas taptų jam suprantamas. Jeigu tu jau kažkokias tiesas atskleidė, mėgini jas pritaikyti savo gyvenime, keiti jį. Ir ta transformacija, tas augimas labai gyvai ir įkvepiančiai pavaizduotas. Manau, kiekvienas skaitytojas tikrai turėtų gauti labai stiprų postūmį, įkvėpimą tokioms paieškoms, tokiam eksperimentui su savoju gyvenimu.